Hei, sveiki draugai, na ką, šiandieną sekmadienis ir vėl mes pirtelėje. Taip, pirtelėje ir praeitą kartą buvom pirtelėje, bet negaminom maisto. Šiandieną bus maisto video, bet beveik nieko negaminsime. Šiandieną apžvelgsime kai ką kito. Tai iš karto noriu pakalbėti apie praeitą video. Tai chebrytė, na kas klausė, tai šildytuvas tikrai buvo man, jau buvo kalbėta per video praeitais metais apie mano užšalimą ir buvo diskutuota apie tokį šildytuvą dyzelinį. Tai šiais metais ir įsigijau, bet, na, gavau gerą nuolaidą, už tai buvo ir rekomendacijos pardavėjų. Na, o tie kurie komentuojat, susidūriau su tokiais komentarais, kaip atsisakiau televizoriaus dėl reklamos, o čia įsijungiu ir reklama, kitas ten vėlgi 27 minutės reklamos. Hebra, kam nepatinka ta reklama ar kažkokia tai reklama, nu, aš negaliu kitaip. Turi kanalas kažkaip gyvuoti. Na, o jeigu nepatinka, susiburkite į vieną ratą. Tiem, kas nepatinka reklama, susitarkit. Meskit man, nu, nežinau, į mėnesį po 200 eurų ir tikrai prižadu reklamos nebus. O dabar kažkiek kapeikų gaunu iš ten, biškutį iš YouTube, biškutį kažkas paremė, biškutį jūs žiūrovai man užmeta ten ant kanalo palaikymo. Taip pat, na, ir reklama, kai kas paprašo nuo 20-50 eurų, dasidedu kas mėnesį. Todėl, kad, na, iš tikrųjų, viskas kainuoja. Kameros, na, produktai ir taip toliau. Prašau, nepykit dėl reklamų, na, jos turi būti, nes aš turiu iš kažko tai padengti išlaidas bent jau kanalo. Apie filmavimą aš nieko nesakau, aš jaučiu malonumą filmuoti, man labai tai patinka. Na, bet produktus ir visą kitą perku iš savo kišenės tam, kad jums padaryti, na, video kontentą. Tai tiek apie tai. Taip pat, aišku, jeigu žiūri pirmą kartą, būtinai paspausk subscribe mygtuką, skambutį ir pasižymėk, kad visus pranešimus tau pranešus, kitaip nepraleisi nei vieno mano video naujo. Na, aišku, uždėk liuksą, jeigu nepatiko, būtinai komentuokit po video. Tikrai netingėkit, jums tai nieko nekainuoja, o mūsų video keliaus į viršų. Kuo daugiau žiūrovų surinksim, tuo bus smagiau, tuo bus geresni video, geresnis kontentas, sakykime, brangesni produktai ir projektai. Tai ačiū jums, kas visą laiką pakomentuoja, tikrai širdingai dėkingas. Na, kaip ir, būtinai, aišku, na, dalinkitės video, dalinkitės socialiniuose tinkluose, Instagrame, Facebook'e, na, visur, kur negaila. Taip pat, kas galit ir noro turit prisidėti prie mano kanalo augimo, palaikymo, video kūrimo, tai apačioje paskrolinkit į kairę, yra širdutė su žodžiu thanks, jį paspaudęs, žinosit ką daryti. Taip pat palieku po šiuo video aprašyme, tai mano Contribui paskyrą, PayPal accountą ir tiesiog lietuvišką Svedo banko sąskaitą. Kas norit prisidėkit, būsiu labai dėkingas. O dabar keliaujam prie šiandienos turinio. Tai šiandieną bus apžvalga kai kurių dovanėlių, ką esu gavęs, ir taip pat ragausime šiandieną bombikę. Tuoj parodysiu jums, ką mes šiandieną ragausim. Na va, kaip matote, turiu silkutės, turiu tokios rūkytos sprandinė, man atrodo, čia, ne? Nugarinė, turiu čia. Ir kas svarbiausia, tai visi manęs prašėt. Na ir aš sutikau, tai bus challenge'as 2x spicy bulldog. Makaronai, bombspakis, turiu tam pasiruošęs štai marinuotų kiaušinių. Na ir ką, keliaujam prie stalo ir dabar apžvelgsime, ką aš noriu šiandieną jums parodyti. Taip, tai esu gavęs kelias dovanėlės per praeitą mėnesį. Tai štai viena iš jų. Aš jau esu pradaręs, todėl kad, na, žinojau, kas ten yra ir turėjau būtinai atidaryti, nes turėjau laikyti šaldytuve. Tai pasižiūrime, ką turim. Štai čia buteliukas su aliejum ir linų sėmenys. Ir taip pat raštelis man. Tai aš garsiai jums perskaitysiu. Linkėjimai iš Kauno, Donatai. Ačiū, kad esi ir kuri. Aliejus tobulai tinka silkutei ir raugintiems kopūstams. O visa kita fantazijos vaisius. Sėkmingo gimdymo žmonai.
PC sėklos salotom. Arnas, štai pažiūrėkite, ačiū Arnai tau labai, ačiū tavo šeimai. Tikrai didelis ačiū, labai yra malonu gauti kažkokių tai dovanų. Taip, sėkmės gimdymai, taip, ačiū labai, jau pagimdėm, jau 2 savaitės esam namuose, jau augam, kaip ten sakom, naktim linksminame, šokam, na nieko. Gerai, tai ir pradėsime tada nuo šitos dovanėlės paragavimo. Tai yra sėmenų aliejus ir kaip prašė Arnas, tai aliejus tobulai tinka silkutei. Tai tą ir padarysim. Na ką, agurką mums prireiks vėliau, duonos irgi, tai dabar, ką mes darom dabar, apsilupam svogūną, mums reikės, na aš manau, pusę tikrai užteks, gal net ir per daug. Prie silkutės, na, bet silkė be svogūnų, tai man netinka. Gerai, taip, lupamės. Ir susipjaustom jau kaip jums patinka, ketvirčiais ar pusgrėžiniais. Aš pjaustysiu pusgrėžiniais. Taip, šitą nuimam. Na va, ir aš prie silkutės tai pjaustau kuo ploniau. Vos tokius nepermatomus. Tai, na, užteks. Svogūniukus kol kas į šoną. Taip, toliau ką mums reikia? Mums reikia pačios silkutės. Tai nusipirkau tiesiog tradicinę Atlantikos vandenyno Atlantų, ar kaip čia, nežinau. Silkės, be nieko, be jokio aliejaus, tiesiog silkės filė. Tai, na ir ką, pasipjaustume tą silkutę. Vėlgi, pjaustumės taip, kaip jums patinka. Aš pjaustau visą laiką truputėlį išilgai. Skersai. Na ką, ir dabar susidėsime į lėkštutę. Tai dedame silkutę. Čia vėlgi, nori dėkitės gražiai, nori dėkitės, na, taip kaip jums patinka. Aš mėgstu ne restoraninį stilių, tai aš valgau taip kaip kaime, gyvenu kaime. Pasidedam šalia svogūniukų, putinai. Toliau. Silkė be grietinės, tai čia ne kažką. Ir šalia deduosi gerą šaukštą grietinę. Taip. Dabar susipilsime aliejaus grynų sėmenų. Taip. Atsidarom. Arnai. Tai kaip suprantu, reikia biškį paplakti, nes yra nuosėdų. Tai va, čia rankų darbo sėmenų aliejus. Arnas pats spaudė. Nuolis. Nu ir pasipilam ant silkutės. Aš tai vis dėlto pasibarstysiu dar ir sėklų. Manau, kad jos čia visai labai gerai tiks. Na štai. Toliau truputėlį pipiriuko. Ant svogūniukų taip pat. Ir viskas. Manau, kad galima truputėlį druskos ant svogūnų, bet nedaug. Silkutė yra gan suri, tai bus pats tas. Na ką? Štai žiūrėkit, kokia gera silkutė. Užkandėlis, patys žinot prie ko. Tai ragausime. Na ką, ragausime silkutę. Na, prie tokio štai silkutės, pažiūrėkit. Peilių pilna burna, nepakenks. Tiksliau tai būtų nuodėmė. Prie silkutės įsipilti 50. Nu ką, ragaujam. Tai pasiėmiau duonytus. Na ir kabinam silkutę, svogūniuko.
grietinės. Aliejus. O kvapas aliejaus. Arnai, 10 balų už aliejuką. Wow. Nu čia tai geras. Parduotuvėje kiek esu pirkęs, tai tikrai tokio aromato, kokio skonio burnoje. Ai, kaip gerai. Nu ką, Arnai, į tavo sveikatą, į tavo šeimos sveikatą, ačiū labai dar kartą. Ir žiūrovai taip pat į jūsų sveikatą. Su artėjančiam. O, gerai. Nu, silkutė su svoguniukais. Tiesiog pasuka. Pirmą norėjau paragauti silkę, po to makaronus ant galo. Nespėju, kad po tų makaronų nebejausiu jokio skonio. Nu, dar vieną gabaliuką. Taip, svoguniukas. Grietinė. Seniai jau silkutės tokios nematau. Na, silkė kaip silkė, bet aliejukas. Atsiprašau, kad kalbu pirmą bulną. Nelabai skanu. Taip. Keliaujame prie kitos dovanėlės. Na ką, ir keliaujame prie antros dovanėlės šiandieną. Tai tik vakar gavau vakare. Aš aišku išsipakavau. Tai tokį juodą blyną. Ir... Parodysiu, ką gavau. Žiūrėkit. Opa! Pagaminta 3D spausdintuvu. Ir čia yra dar, matau, USB laidas su pulteliu. Tai pabandysime, pažiūrėsime, kaip jisai funkcionuoja. Na štai, toksai mažas pultelis. Ir turiu čia powerbanką. Tai ką, bandom jungt. Opa! Žiūrėkit. Nu. Wow, super. Bandom kitas spalvas. O, raudona. Na, mano kanalo spalva yra mėlyna. Tai tokia žydra. Wow, super. Ačiū labai. Mėmelio magijai. Taip pat po šio video palieku nuorodą. Gal kas nors norite įsigyti savo logo, emblemą ar kažkokį tai užrašą. Tai vaikinukas spausdina 3D printeriu. Štai tokius va stebuklus. Na, man stebuklus, aš gal žinai jau per senas naujovėm. Tai taip pat jisai keliaus ant sienos. Kol kas galim pabandyti pakabinti. Ant vynio tiesiog. Nu, kaip čia atrodysi. Nu, kaip atrodo jums. Manau, kad super. Tai dar kartą dėkui tau, Mėmelio magija. Tavo nuorodą palieku po šio video, dar kartą kartoju. Tai kas norit, susisiekit su šiuo žmogiuku, tikrai jums padės ir padarys puikų gaminį. Tai jo, šiandieną su dovanėlėm gautom. Tiek, bet aš noriu taip pat ir jūs pradžiuginti. Tai noriu jums taip pat įsteigti prizą. Na, manau, kad jūs tikrai visi nusipelnėt. Ačiū jums labai už palaikymą, ačiū už viską, ką daro dėl manęs. Aš stengiuosi dėl jūsų. Tai jums šiandieną, tiksliau ne šiandieną, bet šiandieną skelbiu konkursą. Jums noriu padovanoti Grand Fuel. Štai tokį puodą. Tuoj pasakysiu aš kiekis 3,5 litro. Tai, na, prizas tikrai vertas dėmesio. Tikrai nekainuoja 5 eurus. Kas suprantat apie šitos puodus, tai žinot, kiek jis kainuoja. Na, galiu šiaip ir pasakyti, tai prizo vertė yra apie 60 eurų. Juodos spalvos, aš jums išpakuosiu, parodysiu.
ne juodos, atsiprašau, tamsiai mėlynas. Na ir dangtis. Tai yra špižinis emaliuotas puodas, kuriame gaminsite troškinius, mėsytę troškintą. Vienu žodžiu, belė ką ir patikėkit manim, tai yra žymiai skaniau, negu gaminti paprastom puodė. Tikrai čia ne reklama, įsteigtas prizas yra nuo manęs, tiesiai iš mano kišenės. Tai jisai labai gerai tinka kamado bodant tipo kepsnynėm. Ant laužo nesiūlyčiau, nes aprūks ir, nieko gero nebus. Tai, sunku, su viena ranka vos išlaikau. Na ką, ir tada apie taisyklės pakalbama, ne? Konkurso. Tai, kad dalyvauti konkurse, laimėti štai šį prizą, jums tai reikia pasidalinti kokiam nors socialiniam tinkle štai šito video, būtinai uždėti liuksą, būtinai pakomentuok po šio video, bent 3 žodžius. Būsiu tai dėkingas, visų antra, tai tikrinsiu laimėtoją, ar tikrai buvo pakomentavęs, ar tikrai atliko visus reikalavimus. O prizą ištrauksiu prizo laimėtoją gruodžio 25 dieną, tai yra pirmą kalėdų dieną. Darysiu laivą ir laivo metu ištrauksime tiesioginę metriją laimėtoją. Tai štai, nusprendžiau ir aš jūs palepinti truputėlį. Dar kartą dėkoju visiems, kas atsiuntėte man kažkokių dovanėlių. Kas norėsit irgi galbūt atsiųs dovanėlių, visą laiką priimsiu. Yra man be galo malonu gauti dovanėlės, tai ir emocijos, ir viskas į viršų skrenda. Tai taip pat palieku po šiuo video aprašyme savo artimiausią Omniva paštomato adresą ir savo telefono numerį, kurį įrašykite kažką siųsdami. Tai tiek, ką apžvelgėme visas dovanėlės, ką jum, ką man. Na ir keliaujame dabar prie pačio įdomiausio. Dukart aštresni. Vomšpakis. Tai, praeitą kartą, kai aš ragavau tiesiog aštrų vomšpakį, tai sulaukiau labai daug komentarų, kad ne taip pagaminai čia, tas anas. Gerai, pagaminsime taip, kaip jūs prašėte, taip, kaip jūs rašėte. Tai, tam mums reikės dujinės, vandens, to jau prisipilsiu hibrydą. Vandens reikia tiek, kad apsemtų makaroną. Ir kaičiam dujinę. Laukiame dabar, kol užvirs vanduo. Kol mūsų vanduo užvirs, tai pasigaminkime priedus, ką šiandieną naudosime mūsų bomšpakiui. Tai yra taip rameną gaminsime. Tai naudosime truputėlį nugarinės rūkytos. Šiaip idealiausia būtų įsivirti, kaip jinai, šoninės su soja, bet kad būtų greičiau, mums tiks pilnai ir rūkytas gaminys. Susipjaustome juostelėm. Tai tokiam. Taip pat reikės svogūno. Tai naudojame kitą pusę. Ir pasipjaustome. Kaip pjaustysimės? Pjaustom vėlgi smulkiai pusgrėžiniais. Užteks. Ir taip pat aš noriu pasipjaustyti agurko. Tai vėlgi pjaustomės juostelėm. Tai jo, gaila neturiu svogūno laiškų, labai gerai tiktų. Tai visi ingredientai, ką mums reikės prie rameno šiandieną, prie bomšpakio kitaip. Taip, laukiam, kol vandenukas užvirs. Vandenukas pradeda virt, tai įsipakuojam makaronus. Ir dedam lygiai 3 minutėm pavirti.
agurkas. Jo, leidžiame dabar 3 minutės pavirt. Taip pat dar pamiršau pasipjaustyti marinuoto kiaušinio. Kiaušinius užsimarinavau vakar vakare. Tai, pastovėjo jie parą. Traukime vieną, mums vieną užteks. Ar pramaišom. Va. Kaip spalvelė kiaušinio iš balto. Ką, bandom prasipjauti. Aišku, marinavimas per naktį trumpas, reikėtų bent 2 dienas. Tai susipjaustome dabar kiaušinį tokiais. Visai kitokio kiaušinio jau baltymas, ta prasme, bet spalvos viduj neatėjo. Štai tokiais, nežinau, griežinėliais. Kiaušinis, aišku, būtų gerai skystai virtas, bet vakar, taip gavosi, kad išvirė pilnumoj. Tai va, štai mūsų priedai, laukiam dabar makaronų. Na ką, makaronai pavirė lygiai 3 minutės, tai nukelkime juos dabar nuo ugnies, statome keptuvę, makaronus visus perkelkime iš puodo į keptuvę. Ir įpilkime makaronų nuoviro, apie 4 šaukštus. O taip. Visa kita keliauja į kriauklę. Ir dabar 3 minutės pakepinsime su padažiuku. Ką, pradėjo čirškėti. Tai pirmą įsidedam, kaip jie vadinasi, jūros dumbliai. Tai pusę, aš kokius paimsiu 5 jūros dumblius ir tiesiog paplėšame. Dabar sudedame visus prieskonius, kurie buvo prie jo. Sezamą galima buvo, aišku, ant viršaus. Ir padažiukas. 2 kart spicy. Ai. Man jau baisu chebra darosi. Labai tikiuosi, kad čia nebus atominė bomba. Suspaudėme visą. Ir dabar pamaišydami pakepame. Net kvapas nosį riečia. Pakepame porą minučių. Eina savo, čia tai bus aštrumas, aš jau jaučiu. Nes jau kvapas vien duoda per nosį. Maišome, kad neprisviltų. Labai gerai. Dabar užsidedam ant viršaus mėsytės. Daug nedėsim. Truputį jinai pašilto. Čia dabar krenta viskas. Ką, dėsimės dabar į lėkštę. Taip, tik raunamės mūsų makaroniukus. Aš jums žinot, ką pasakysiu, kad va dabar garus laikau virš savęs ir pradeda veidą griaužti. Įsivaizduojat ant kiek? Taip. Pasibarstom biškį svoguniukų, biškį agurkiukų, kiaušinis. Bandysim ragauti. Štai toks ramenas mūsų. Čia greita ranka. Ką, hibrytė? Aleliuja. Ragausim rameniuką. Baisu. Imam iš pradžių gal biškį. Truputėlį. Biškį agurko, truputėlį svogūno. Baisu man kažkodėl tai. Nežinau, prigąsdinant iš čia mane. Ką, į sveikatą už jūs.
Neprižadu, kad visą suvalgysiu. Skonis iš karto. Geras. Ajai. Jūs rimtai. Pilna burna selių. Bet skonis geras. Jeigu ne aštrumas. Nežinau, ką įsidėti. Paimsim įsidėti. Nu. Va čia degina, visur degina. Prakaitis momentaliai išmušė. Žinot, ką girdėjau? Kažkur tai kažkokiam video mačiau, kad grėtinis įsideda. Tipo žymiai skaniau. Pabandom. Truputėlį. Skonis kaip geresnis iš karto. Bet aštru. Atsiprašau, jeigu čiapsiu ar dar kažką. Jaučiu spjaučiau, tai kaip drakonas. Jo, siūlyčiau, kas gaminsis ar bandysit. Grėtinis tas įdedat. Šiaip skonį dadat labai gerą. Įdomu, kiek čia laikys šitas. Bet pats skonis taip žiauriai geras. Bet kai jau pradeda deginti, skonio kaip ir nebejauti. Jauti tik aštrumą. Skanu. Tai antras mano challenge'as. Pirmas buvo pūdyta silkė. Agurka. Hebra, žinokit, skanu. Aš aštriai mėgstu, bet čia jau aštru. Neblogai aštru. Ir tas aštrumas ne kai valgai. Sunku kalbėti jau. O ateina po kokių pusės minutės, kai nuryja. Kol kramtai, viskas gerai. Ir kas labiausiai baisu, kad rytoj bus tulike faina, linksma. Dar pabandysiu biškį grėtinis įsidėti. Grėtinė šiaip labai gerai pagerino skonį. Žiauriai gerai. Žinokit, gal ir viskas suvalgius. Sveikata. Labai raudona. Lūpas tai kaip beždžionės jaučiu. Nebedaug ir liko. Oi, chebrytė. Valgom toliau. Manau, kad pabaigsim. Pats kikas ateina vėliau.
Dar yra, sakė, kart 3 aštriau, bet neradau, norėjau tą paimti. Bet jaučiu, kad nebebandysiu. Kart 2 šitas jau. Wow. Matosi, ne? Rankas dreba. Balsas kimsta. Nu, bet dėl jūsų nusijuoksiu. Ai, nuosi paleido, viską paleido. Dabaigsiu. Sveikata. Greičiau damilsta. Kaip skanu. Nu va. Lūpos tai belekai pačia dega. Akių nepasitrinsiu tą pačią servetėlę, nes bus visiška tada šikna. Pieno negersiu, gal praeis. Akis šlapės, nosis bėga. Bet skonis, žiauriai geras. Bet jeigu toks skonis būtų, tik tais be tokio aštrumo, tai aš jaučiu valgyčiau šitos makaronus. Tikrai skanus. Kol tyliu. O, gerai, kad neugnim. Įdomu, kiek laikys laiko. Dega viskas. Išėjau į lauką biškį pabuvau. Atvėsau. Praėjo 10 minučių kažkur tai. Lūpas dar va čia visas raudonas dega tiesiog. Na, bet nieko. Jau čia tai viskas jau praėjo, viskas gerai. Tai vertinimas mano šito rameno, šitų bomžpakių, ar kaip čia pasakyti. 10 baliai sistemoje būtų pagal skonį 10. Pagal aštrumą, kaip čia vertinti dabar. Labai aštru. 8 iš 10, sakyčiau, aštrumas. Tai, kas mėgsta tikrai aštriai, perspėju aštriai. Tai nėra aštriai jalapieną suvalgyti. Čia jalapienas tai gėlytės pagal šitos makaronus. Tai va. O šiaip visumoje tikrai gerai, kas mėgsta aštriai, rekomenduoju, taip sakysiu. Tai pakelis tai toks, dar kartą parodysiu. Žinau, kad yra dar juodas. Ir yra... Čia yra, matot, 2 kart spicy, yra 3 kart spicy, bet aš jau nelinkęs 3 kart spicy daryti. Nebent, galvoju, taip, tik tokią challenge padaryti. Live. Kažkaip tai reikia rinktis. Tai va, toks šiandien video. Nuotaika labai gera. Esu laimingas be galo, dar niekaip negaliu patikėti ir atsidžiaugti dukrytę. Tai tikrai ilgai labai laukta, ilgai nesigavo. 13 metų vedybui ir nieko. Ir šiaip, pam, yra. Ne veltui posakis, ne yra. Ateis laikas, bus ir vaikas. Tikriausiai atėjo tas laikas. Esu žiauriai laimingas. Tai va, hebrytė, ačiū Jums, kad žiūrėjote iki galo. Bučkis Jums visiems. Na, iki greito susimatymo, dabar jau, manau, susimatysim trečiadienį, ketvirtadienį. Sugalvojau, kopijavau iš karto, sakau, kad nebūtų, nes iš karto pasipils čia. Oi, kopijuoji. Kopijavau. Ne nuo lietuvių, bet pabandysim naują rubriką. Dabar nesakysiu kokią, tegul tai būna intriga. Ir manau, trečiadienį, ketvirtadienį padarysim naują rubriką. Naują tokį, ne rubrikėlę, o bus... Kaip čia pasakyti, naujas savaitės video, sakykime, ketvirtadieniais, bus kiekvieną ketvirtadienį keliamas toks turinys, kaip ir dabar pripratote jau turbūt prie sekmadienio maisto video. Tai va,
Ir dar kažkuria diena, tik nežinau kada, turbūt antradienį, bet dar neateinantį. Po to, galbūt gruodžio mėnesį, grįž technikos ir visokių gaminių iš garažo video. Tai garaže kaip per visą šitą laiką, kol nefilmavau, tai didžiulis bardakas susikaupė. Visų pirma, tai iš antro aukšto daug kas susinešė į garažą ir tiesiog sumesta. Tai va, turiu pasiruošti vietą, turiu vėl viską susitvarkyti, kad jum atrodytų viskas kaip turi būti. Tiek Chebrytė, ačiū, kad žiūrėjai, ačiū tau, būtinai komentuok, būtinai laikas, jeigu nepatiko, dalinkis šio video ir iki greito. Peace.